Gal gali į vonę ateit? O kas ten yra? Ateik, parodysiu. Negaliu, dabar Top Gearą rodo. Gal gali paaiškinti, kodėl kriauklėj radau tavo barzdos plaukų? Gal todėl, kad aš į kriauklę skutu barzdą? O kaip tau atrodo? Tai gal gali pasakyti, kodėl tu jų nenuplauni? Tai kad nuplaunu. Bet aš kokius 5 radau. Aš iš dušinės skylės kas mėnesį ištraukiu muiluotą ryžų plaukų šlykštynę. Man irgi kas kart kviesis tave pažiūrėti, ar atnešti į virtuvę ir tau parodyti. Čia ne tas pats. O kuo skiriasi? Man silenka plaukai nuo streso univere. Man nusispjaut, nuo šiol visus tavo plaukų koksus nešiu tau rodyti. Nenešk. Tu mane tai kvietei mano barzdos plaukų pažiūrėti. Manei aš jų nematęs? Nu gerai, nebekviesiu daugiau. Nu žiūrėk tu man. Kodėl šiandien šiukšlių neišnešiai? Blia, nu koks skirtumas? Neišnešiau, tai neišnešiau. Ar tau reikia priežasties kažkokios? Reikia. Meldžiausi. Ką? Jo, negalėjau išnešti, nes meldžiausi. Eik tu protą, eretikė. Ne, aš nuo vakar kasdieną meldžiuosi savo naujam dievui. Nu tai tu pasimeldęs išnešk. Nebegaliu. Mano naujas tikėjimas neleidžia liestis prie šiukšlių. Dėl to tau žurnalo iš darbo neparnešiu. Net nešiai žmonių? Ne. Aš iš vis nesuprantu, kodėl aš su tavim gyvenu. Nes stiklainių pati neatsisukiai.